damos. Šiandieną mes sumastėme su Milda daryti laivą. Mano vardas Jolanta, aš esu profesionali pilatės ir fitneso trenerė. Vedu savo blogus moterims virš 50, kaip neprarasti gyvenimo džiaugsmo, kaip išlikti aktyviom, optimistiškom, sveikom, svarbiausiai po 50. Ir šiandieną iniciatyva buvo mano, aš norėjau pasikviesti Mildą į svečius į savo Facebooko grupę, tačiau gavosi taip, kad Milda mane pasikvietė, bet viskas fine ir nieko čia tokio. Svarbiausiai, tai mūsų tema šiandienos yra, kaip neprarasti savęs, savo savivertės po 50. Nes ką aš pastebėjau, kad moteris po 50 dažnai darosi, tarkim, nepastebima visuomeniai. Ir aš kaip trenerė, žinoma, padedu moterims atgauti kūnišką energiją, bet jeigu moteris jaučiasi prislopinta, nepatenkinta savim ir taip toliau, jaučia vien raumenis nebepadės. Todėl man kilo geniali idėja, nes aš Mildą stebiu, aš tiesiog žaviuosi ir man jos šitie tokie aštrus pasisakymai, bet tiesiai kaip su pirštu į akį, manau, tikrai patiks ne tik man, bet ir Mildai. Milda, prisistatyk, prašau, truputį apie save papasakau. Tai žiūrėk, dabar tada, kol aš pasakoju, kadangi aš negalėjau pasidalinti pas tave puslapyje, nes matyt, tu tik tai ten gali dalintis, tai tu gali nukopijuoti nuorodą ir nueiti pas save ir pasidalinti, gerai, kad tavo publika, kuriai mes žadėjome. Bet mes galėsim vis tiek įdėti, ne? Vis tiek galėsim įdėti šitą video. Tai aišku, tu dabar tiesiog, žinai, dar kartą pamėgink, jeigu tu gali tiesiog nukopijuoti nuorodą ir nueiti į savo puslapį ir pašėrinti, o kol aš tada pasakysiu, prisistatysiu. Taip, tai aš esu Milda Sabinė, žinai, kaip 50 plus. Nesvarbu, Milda, kiek tau metų. Viskas gerai, mes ir juokiamės iš šito, nes ir temagi šiandien yra apie tai. Ir aš iš tiesų dėkoju tau, Jolanta, už kvietimą prisijungti ir pakalbėti ir galvoju, geras, blema, tikrai labai, labai ir tema graži ir viskas, o šiaip aš kas esu, aš psichologė, verslo psichologė, realiai tai knisų proto, suprantat, ar ne, žmonėms ir badau pirštu, kad gyventi žmonės pradėtų. Tai va, tai į psichologiją atėjau prieš 15 metų. Bet psichologija visą laiką buvo mano gyvenime. Tai šiandien aš taip labiausiai dirbu kaip psichologė, vedu retrytus, vedu konsteliacijas, vedu individualias sesijas, vedu online mokymus ir dalinuosi yra ir nemokamos informacijos daug ir čia Facebook'e, ir YouTube'e, ir dabar bus labai nuostabi tema, draugė su Jolanta, savivertė. Moters savivertė. Jo, aš esu tiesiog žiūrėjus daugybę Mildos video ir pati kažkada esu senai, kai dar buvau jauna, prieš beveik 20 metų, gal biški truputį mažiau, esu praėjus tokius mokymus pagal Mildos stilių ir tiesiog ilgai ieškojau ir taip džiaugiuosi, kad radau lietuvę moterį, kuri dirba tokiu metodu, kaip Milda fantastiškai sako, bet cukraus ir nevinioju aš į vatą. Tai Milda, ar tu vis tiek susiduri su daug žmonių, daug moterų? Kiek dažnai, ar turi dažnai tokių moterių ir kokie tie pirmieji simptomai po 50, kai moteris jau pradeda būti nebepatenkinta ar nuvertinta savimi? Kokie jos tie pirmieji tokie yra, simptomai, net nežinau, kaip ir pasakyti kitaip. Ta prasme, simptomai mes kalbam apie savivertę, ar ne, tos mažėjusios savivertės. Tai, žinai, kaip yra, aš kai dirbu su moterim, taip, žinai, kai atvažiuoju į stovyklas, aš plius minus, mes pasiklausim ir metų, ir kaip yra, ir tada, žinai, čiupinėjasi, kai yra online, yra, irgi prisistato, ar ne, prisistatymas yra susipažinimas, kad aš matau, kas kaip,
bet nu, ten nėra tos tokios sąsajos, ar ne, kai kiek kokiai moteriai metų, bet iš tiesų, ką aš pastebėjau, kad tas savivertės reikalas pradeda turbūt klibėti nuo 45, žinai, ne 50. Ten 5 ir yra net jau 40, kur prasideda, žinai, tokie reikalai. Bet realiai, taip, jeigu žiūrim, tai vat, nuo 40 iki 50 ir truputį viršų, aš galvoju, tai yra tas laiko tarpas, ar ne, kada labiausiai moteris susiduria su savivertės tuo kritimu. Ir dėl ko? Todėl, kad pas labai daug ką savivertė yra sąlyginė, ar ne? Ką tai reiškia sąlyginė savivertė? Kad aš esu verta, kai kažką padarau, kai gražiai atrodau, kai esu susitvarkiusi, kai uždirbu pinigus, kai gaunu pagirimą, kai, ar ne? Tas kai yra labai dažnai, nu, ta prasme, 95%, sakykime, susijęs su išorė, kai kažką padarau tenais, nu, bet tas vidinis kritikas, aišku, pas kiekvieną labai dažnai aktyvus, jis yra tas, kuris, tu neatsikėliai, tu galvos neišsiplovai, vadinasi, tu šiandien, žinai, tavo savivertė yra jau bloga, ar ne? Nu, ta prasme, kad mes labai gudriai mokam ten tas įjunginėti aplinką ir tą savo vidinį kritiką. Ir va čia, žinai, kai savivertė yra pastatoma tik tai ant vieno, tos sąlygos, ar ne? Sąlygos. Tai tada mes ir turim tuos didžiausias griūtis ir didžiausius lūžius, nes, kem 5 plus, 50 plus, taip, tai realiai pasieku šitą amžių tikrai, žinai, galbūt ne visi griūna tokie pamatai, yra 3 pamatai, žinai, kaip yra tam, kad taburetė stovėtų, reikia 3 kojų. Tai 3 pamatai yra toks, žinai, kaip struktūrinis, biologinis ir socialinis. Kas yra tas struktūrinis pamatas, tai yra vaidmenų praradimas. Labai dažnai tai yra susijęs su vaikų išėjimu, ar ne? Vat vaikai išėjo, tuščio lizdo sindromas, mes tarsi kalbam apie tuščio lizdo sindromą, bet toliau pamirštam, ar ne, va tą moterį, kuri iki turėjo labai daug vaidmenų, ne? Turėjo labai, ar ne? Būt mama vaikams, psichologė, ten tas anas trečias. Ir viskas buvo pastatyta ant vaidmens. Ne? Keičiasi vaidmuo, moteris buvo labai reikalinga jautėsi, nes vaikai dėl vaikų, taip toliau. Ir tas, vat, ar ne, per rūpestį, per meilę, per tokią kontrolę. Ir vaikai išeina, viskas, ne vieno nebelieko, dar anūkų nėra. Gepas, ar ne? Šitas viskas. Ir kaip paskui, aš turėjau tiek daug vaidmenų, o dabar, ar ne, su tuo pačiu vyru, turiu atrasti kitą vaidmenį, bet nebemoku, nežinau, nes ten 20-30 metų aš buvau užsikuitus tose vaidmenys, ar ne? Tai šitas yra labai stiprus dalykas, kuris kerta. Tada yra socialinis, taip, yra reikalas, kai moteris tarsi virš 50 tampa nemato. Taip. Jau tokia, nebe tokia patraukli, taip, jau nebe tokia, graži, pačios jau, moteris jaučiasi, ar ne, kad vyrai labiau žiūri į tas jaunesnės, ne? Kas taip nepagalvoja? Yra tokių pasakymų. Arba, čia jau mano ten keliukai ar rankytės netaip atrodo, ar čia kaip čia dabar mane pamatys ten su daugiau raukšlių. Supranti, tas, kaip į mane žiūri pasaulis, jisai žiūri, taip? Ir tada, moteriai yra labai sudėtinga, ar ne? Nes jeigu vėlgi ta savivertė pastatyta ant tai, kad 20-metės, 30-metės mane mato ir mane taip, ar ne, aš įpratus, užžiūrėk 50, aš jau čia biškai nebelabai tokia įdomi, ne? Nes tiesiog keičiasi išvaizda, taip? Ir tas irgi čia, ar ne, savivertė, kai sukonstruota ant išorinio patvirtinimo, tai yra vyrų dėmesio, ar ne, visuomenė žavėjimas. O kaip tada, kaip man gyventi, kai aš nebegaunu tiek to žavėjimuose, į mane tiek neatkreipia dėmesį, atkreipia jaunesnės, gražesnės, labiau ten pasidažęs, tokias, anokias, trečiokias, ar ne? Ir tada ne visada moteris atkreipia dėmesį, kad kyla nesaugumo jausmas, ar ne? Bet kada prasideda labai daug į veidą visokių reikalų, žinai, dėl ko? Dėl to, kad būt gražesniai, kad pamatytų. Taip?
Bet kas už to slypi, labai dažnai mes nekalbam. Tai čia yra tas socialinis dalykas ir trečias yra labai svarbus biologinis dalykas, ar ne, tas biologinis pamatas, kur vėlgi kiekvienai tai prasideda nuo, gali būti, ar ne, kažkam prasideda ir 35, tas premenopauzė, taip, kažkam 45, ten 50 plus. Ir iš tiesų tas, ar ne, hormonų įtaka, kažkur klausiau vieną tokį, reikalą, sakė, jeigu vyras turėtų patirti tai, ką patiria moteris, tą visą hormonų kaitą per mėnesį, jis per savaitę pasentų 125 metais. Jo, kiek fazių, kiek praeina. Jo. Ir supranti, čia prie tos savivertės, dėl ko hormonai yra taip svarbu, todėl kad keičiasi taip, drastiškai krenta estrogenų lygis, tai reiškia, yra absoliučiai tiesiogiai paveikiamos mūsų smegenų sritis, kurios yra atsakingos už nuotaiką, taip, ar ne, o nuotaika yra, o kaip aš save matau, lygiai taip pat, taip, į veidrodį žiūrim, tai yra miega, pabandykim neišmiegot, supranti, yra neatsigavimas. Ir lygiai taip pat kognityvinės funkcinės, ar ne, ten ateina smegenų rūkas ir tu ten gali kartais, nežinau kaip ir panašiai. Tai jeigu anksčiau moteris, sakykime, dar priimdavo greičiau, ar ne, aštresnis būna tas reakcija, ar ne, pastebėjimas, tada ateina tas pasitikėjimas, o čia toksai biški, yra prilėtėjimas, nes mūsų ta autonominė nervų sistema, ji daro tokius... Jinai tampa labai jautri hormoniniam šuoliams, ne? Ir net kažkoks ten gali būti minimalus stresas, taip, iš karto įjungia simpatinę nervų sistemą. Kas yra simpatinė nervų sistema? Kovok arba bėk, ar ne? Išlikimo režimas, iš karto kortizolis, labą dieną, vadinasi, visi kiti hormonai yra užblokuojami, nes reikia organizmui dabar išgyventi, ne? Bet tas išgyvenimo režimas. O protas tada, kaip gaunasi, kūnas chroniškai jaučia biologinį nesaugumą ir nuovargį, ne? Nes nesaugumas, stresas, įtampa, tai yra nemiga, kortizolis, svorio pokyčiai, nerimas, ar ne, visi šitie dalykai eina, o protas tai interpretuoja tada, oi, man kažkas negerai, aš nesu verta, aš prarandu save, ar ne? Ir tada tu supranti, ta prasme, jeigu logiškai galvoji, supranti, bet jeigu išeina smegenų rūkas, nelabai turbūt supranti, kad ta sena strategija, ne, tiesiog sena strategija, užsitarnauti vertę iš aplinkos per grožį, jaunystę, ten, supermamystę, profesinį pasiaukojimą nebeveikia. Taip. Nes tiesiog taisyklės keičiasi. Ir tada, ta brandi moteris turėtų būti apie tai, kad aš galiu jau leisti savo išeiti iš to vaikiško noro būti reikalingai, ar ne, ir gauti patvirtinimą iš išorės, nes tai yra, vaikai taip elgiasi, taip, ir tada pereiti prie to išmintingos moters biologinio orumo. Nes jaunystė nėra, ta prasme, kad jaunystė būtų, susijusi su orumu, ten dar ne tie reikalai, ar ne? Ir ten ne apie išmintį. Jaunystė mums yra apie durnumą, apie tą protingą durnumą, tokį, akių draskymą. Jo. Viską taip. O branda, ar ne, kai ateina, jinai mums yra apie tą tiesiog biologinį orumą, kuris ateina su amžiumi, ne? Kai tą teisę užimti savo vietą gyvenime mes turim tiesiog todėl, kad esame. Bet, jeigu veikiam pagal seną strategiją, tada ten yra tas jaunystės strategija. Ir tokie reikalai vyksta toms moterims su ta savivertė. Ir dar, aš dar galvoju, Milda, ir vis tiek, kaip bebūtų, mes, tiesiog naujo epochoje gyvenam. Tiesiog, kaip pasižiūrim, kai mūsų mamos buvo ten 55, mums ten kiek buvo metų. Ir anksčiau tai buvo norma, anksčiau visi taip jau ir buvo norma 50 ir tave jau nurašo. Ir mes dar labai daug, aš irgi iš savo patirties, nes tiek moterų aplink, kad kažkaip taip ir jos, taip ir jau jo, ir galvoju, kaip ir normalu, nes tai, ką tu darai, aš ką darau. Tai čia jau toks
yra toksai susiskirstimas, sako, nu tu esi nenormali, nes sako, tokių nėra moterų. O kitos moteris sako, nu blemba, jeigu jinai gali, kodėl aš negaliu. O kitos yra tokios, vat norėčiau, bet gal nepadorų, nu kaip čia dabar, nu taigi reikia būti PM5, ar čia, ir aš vat galvoju, kaip vat tą mitą visą griauti ir griauti su visais pamatais, ir griauti be baimės, ir griauti su tokiu pasididžiavimu, išeiti į miestą, kaip aš sakau, ir nebijoti pasakyti, kad man yra 50. Nu pats geriausias mano amžius. Nu, taip, žinai, kaip, bet, žinai, kaip jeigu žiūrim realiai, nei mes čia ką sugriausim labai, nei ką. Bet nori moteris, jos nori, bet žinių. Jeigu jos nori, nu gerai, bet jeigu jos tikrai nori, jos kelia užpakalį ir daro. Nu, O jeigu jos nedaro, vadinasi, jos tiesiog nori norėti. Žinai, aš noriu norėti ir kad kas nors už mane padarytų. A, kas čia yra? Tai čia man O aš provokuosiu ir Milda dabar į tą aštrėją pusę, nes jinai tą taip švelniai kalba. Noriu, kad Milda va taip gerai įbertų, žinai. Ir jo, ir va tas, va, aš noriu, bet nieko nedarau. Nu tai čia iki brandžios moters, iki orumo, čia iš viso nieko. Ten, žinai, yra maža mergaitė su papūstom to sijonu, tai, žinai, su tais bantais, kaip ten būdavo. Ir sėdė, aš noriu norėti, aš noriu užaugti ir toliau, bet ne, negaliu, nesigauna. Ne? Kažkaip tai, bet, žinai, aš galvoju, nu dėl to mito, nu kažkam jis yra reikalingas, supranti? Jeigu jis yra, jis kažkam reikalingas, jis kažkam tarnauja, supranti? Bet visada, aš tai galvoju, kad visada buvo tokių moterų, kur galbūt mažuma, taip, kurios nebuvo pavaldžios tam mitui. Nu, ta prasme, net ir supranti, prieš 100 metų, kai mitas iš viso buvo apie tą moteriškumą ir moters vietą, kaip antrarūšės, ar ne? Kaip tos, kur iš Adomo šonkaulio žaisliuko. Taip, geras pasakymas, antrarūšės, jo. Nu, nes, nu, supranti, jeigu tave iš Adomo šonkaulio sukūrė, tai tu iš kokio, žinai, tokia biški. Nes Adomai buvo liūdna. Čia linksmintoje. Jo, ir sukūrė tokį, ir tada jinai tampa antrarūšė. Tai gerai, žinai, nu, praeitas šimtmetis buvo tada, kada moteris atgavo tą savo vietą, kur 2000 metų neturėjo realiai, ar ne? Nors prieš tai jos turėjo tą vietą. Ir čia vėl tos transformacijos jos vyksta. Nu, vat kažkodėl, žinai, vyksta. Tai aš savo rate, pavyzdžiui, aš mačiau labai daug tokių moterų, kai aš buvau maža. Mano močiutė buvo ir aš mačiau, žinai, tokių judrių, gražių, kur eina, žinai, ir leidžia savo gyventi gyvenimą. Tai čia tiesiog, žinai, yra apie tai, nes būna ir 30 metės jau pasenusios. Nu, vat, matai, kaip tau, kaip įdomi. O aš gyvenau kaip tik tarp labai tokių konservatyvių moterų ir aplamai tarp konservatyvių žmonių, kurie kaip tik sako, nu ne, taip negalima, reikia daryti taip, kaip reikėjo daryti. Ir visą laiką buvo ta balta varna, tikrai nebuvo visiškai, va, turėjau vieną tetą, kurią, tarp kitko, tu labai gerai pažįsti, Vida. Mano fantastinė teta, nuostabaus grožio moteris, kurią žavėdavausi nuo pat vaikystės. Tai vat ją aš visą laiką žiūrėdavau. Vat galvoju, kaip yra jinai viena tokia išsiskyrusi tokioj dideliai giminiai. Ir iš tikrųjų aš užaugau tarp labai tokių konservatyvių, senovinių moterų giminiai ir aš ir tą labai stebėjau, kaip jos elgėsi, ką jos valgo, kaip jos daro ir ypač kaip jos paseno ir tas man iš tikrųjų labai anksti nepatiko. Aš visą laiką norėjau kažkaip kitaip norėjau, galvojau visą laiką, kažkaip tai neįdomu taip gyventi pagal tą senovinį tokį modelį ir gal dėl to tas gyvenimas šiandien irgi taip mane išvedė čia į tokias lankas pievas, kad tiesiog inspiruoti ir padėti moterims. Žinau, kad nėra lengva. Ir va tas, Milda, va tas momentas, kartais aš manau, kad
Aš žinau, kad tu pasakysi, jo, jeigu jinai nedaro, jinai nenori, bet vis tiek yra tas momentas, kad jinai galbūt nori, ne, nu, vat aš noriu paslapčia namie atsisėdus, noriu ir jinai tiek kompleksų turi, tiek neišsivadavimo, kad jinai tiesiog nedrįsta, tai ką tokiai moteriai daryti? Toliau sėdėti, užsirišti skarelę, pasimti bulvių skustuką ir toliau, žinai. Ir toliau gyventi nevilti. Žiūrėk, kadagi mes einam į pokytį? Tada, kai mums jau tikrai skauda ir tikrai nebepatogu. Va tiesiog, ta prasme, fiziologija čia yra labai paprasta. Jeigu man dar yra sėdėti tam sandėliuke, užsirišti skarelę ir tiesiog norėti, tada ir laikas nustoti savo meluoti, kad tu tikrai taip jau labai ir nori. Nieko tu nenori, tu toliau nori tam sandėliukė sėdėti ir dar patogiai atsinešti fotelį ir dar atsinešti serialą ir dar, kad šipsų kas nors paduotų. Supranti? Taip, teisi, Milda. Ką tu nori? Čia supranti. Dar vadinasi taip neskauda. Žinai, kaip yra, jeigu dantį pradeda maust, bet dar neskauda, neinam pat nuo ten. Bet jau kai tikrai skauda, ne? Kaip kulkos lekiam pas odontologą, ten nėra variantų kitų, ne? O nesakai, dar aš pasėdėsiu, dar gal pabūsiu su tuo dantuku, dar 30 dienų, o gal dar supranti vasarėlę, nes nėra laiko, pinigų nėra, niekas nenuveža. Ten pėsčiom mes nueitume, jeigu būtų tas odontologas už 100 kilometrų ir nebūtų mašinos. Žinai, pofik, realiai būtų. Skausmas jis taip gerai motyvuoja. Ne? Labai gerai motyvuoja, jo. O skausmas motyvuoja, jo, jau kai jau pradeda skaudėti ir mes jau ir sportuoti, ir judėti, ir visą kitą jau norim pradėti daryti. Tai va. Tai jo, iš tikrųjų, tai man labai patinka jo tas toksai požiūris tavo į gyvenimą. Iš tikrųjų, mes, jeigu nekinčiam kažko, tik bambam, reiškia, mes iš to naudos turim kažkokią. Taip. Ir ten, supranti, ten nurengi tą žmogų ir ten nėra brandaus žmogaus. Ten yra mažas vaikas sėdi. Ir toks supranti. Man yra menopauzė, nes aš dar pastebėjau, kad labai naudoja moteris menopauzę kaip pasiteisinimą. Tos moteris, aš tau, Jolanta, pasakysiu, yra tokios išmanios, jos viską naudoja. Tai yra menstruacijos, tai yra PMS, tai yra pomenstruacinis. Ta prasme, moteriai surasti vieną dieną, kada jinai yra gyva, tai turbūt tas ovuliacinė diena. O visos kitos, dabar vaikai, dabar taip, dabar premenopauzė, dabar pomenopauzė, tada jau mirtis. Ir supranti, joms visada bus negerai. Nes jeigu reiks pasiteisinti, jos nuras pasiteisinti. Oi, dabar ten kojytės skauda sąnariukus, taip padaryk kažką, supranti. Padaryk dėl savęs kažką, bet kai tu nenori daryti, tu tada surandi 100 būdų teisintis. Aš teisinuosi, kodėl, ta prasme, užpakalis nukrito. Žinai, raumą. Todėl, kad sėdi visą. Jo. Bet tokio, žinai, tokių, žinai, keiksmų, realiai, žinai, jau pasikeik, nes norisi supurti. Baig sėdėti, jo, judink šikną, kaip sakant. Judink šikną, eik ir daryk. Bet tada supranti, kas ateina, sako, aš noriu, kad tu man įspirtum į užpakalį. Jo, yra ir taip. Ir tada galvoju, tai palauko, tai kas tada čia bus, tu mazochistė, kas čia yra, ar ne? Tai tu taip savęs nemyli, kad pati savo negali paskatinti, tau reikia, žinai, kažkokio tai budelio, kur dabar padaryk, nes labai daug kas ateina. Milda, man reikia, kad tu dabar mane papurtinum ar mane ten įspirtum į šikną. Tai žinai, kaip yra tas pasakymas, o kas tu tada esi toksai labai išpuikęs ežiukas, kuris neskrenda, kol jo nepaspiria niekas, supranti. O Milda, o kaip tu, pavyzdžiui, apibūdintum meilę savo? Žinai, čia toksai visą laiką yra klausimas, o kaip apibūdinti? Tai aš visada kviečiu apie tai, kad kaip jūs rūpinate savo vaiku. Tai pradėkit rūpinti savimi. Supranti?
Jeigu aš vaikų rūpinuosi ir sakau, oi vaikeli, aš tave myliu, bet aš neskiriu tau laiko, aš tavęs neguldau, aš tau ribų nepalaikau, ar ne, aš tavęs galbūt nepabaru, aš galbūt tavęs neišklausau, neduodu, nepasirūpinu maistu, taip, kad tu išeitum į lauką vaikeli, kad apsirengtum gražiais rūbais, kad būtum švarus. Tai, žinai, tai kaip tada tas vaikas, tada į vaikų namus. Tada jau Bet nemeilė. realiai, tai tu supranti, mes su savim elgiamės kaip, su tais pamirštų vaikų iš vaikų namų. Nes, o tai kaip mylėti save? Taip, kaip mylit savo vaiką. Supranti? Pradėti taip rūpinti savim. Tiesiog išvesti save pasivaikščioti į lauką. Išvesti save pasportuoti. Išvesti, pasodinti save prie stalo ir pasirūpinti, kad būtų visų, supranti, mineralinių ten medžiagų, visas lėkštė būtų graži. Pasirūpinti savim. Nuvesti save miegoti, žinai. Priversti save išmokti kažką kiekvieną dieną. Taip. Bet va čia, žinai. Taip, nes iš tikrųjų ta moters vertė, kame atsiranda po 50. Aš visada irgi mėgstu ir savo, nes prieš tai, kaip aš dalinuosi su kitom moterim, aš visada sakau, aš visą laiką darau pati. Ir Taip. Aš esu savo griežta tokia, aš tokia esu, ne dėl to, kad aš kankinuosi, aš tokia esu, man patinka, aš iš savęs reikalauju ir reikalauju iš savo aplinkinių žmonių ir su kuriais dirbu, aš irgi tokia esu griežta, išreikalauju. Bet aš manau, kad moters vertė po 50, ir nueis tas grožis ir viskas ok, ir čia sąlyginis dalykas, grožis vienam tu graži, kitam ne, čia ne apie tai, netiesioginė prasme, bet apie tai, ką mes tam pasauliu tada jau, kai esam 60, netgi dar 50 dar ok, mes aktyvios, bet dabar kaip aš jau patiriu, ką reiškia būti 56, artėjant prie 60, tai yra toks skirtumas, jūs neįsivaizduojate, tai yra toks skirtumas, aš nebūčiau patikėjus, kai man buvo 50, kai man pasakys, kad bus taip ir taip, kai tau bus 56. Ir tada aš jau irgi pradedu galvoti, o ką aš duosiu šitam pasauliui, be savo to, kad aš galiu treniruotės pravesti, rankas ten pastandins, tarkim, kur dar labai labai aktualu. Tai aš visą laiką sakau, mokykimės, ką mes duosim šitam pasauliui. O kaip tu tą vertę savo be išvaizdos, be to, kad būti kažkam reikalinga vien dėl to, kad tu taip atrodai, tai aš visą laiką sakau, mokykitės, damos, mokykimės kažko naujo, ar kalbos, ar, nežinau, bele ką, ar santykių psichologas, ką nors, kad tu būtum įdomi iš savo vidaus, o ne išoriai. Aš su to pilnai sutinku, iš tiesų. Ir čia, žinai, yra apie formą ir apie tūrį. Tai kai tūris ten yra tuštuma, tai tada yra labai liūdna. Žinai. Nes forma nusidėvi. Aš sakau, ir Milda žodžių neieško. Ką daryti, bet supranti, su to ir priimti tai reikia, nes čia yra pats baisiausias turbūt dalykas, žinai, kai moteris nepriima savo amžėjimo, ne? Ir per įvairiausias priemonės yra susifokusavus ir sutelkusi dėmesį, kaip būti tokia, kaip buvau 30 ar 50, 30 ar 25. Jo, išoriškai, tada ten reikia daug visokių intervencijų, ne? Ir labai dažnai pasižiūri, tas ir garsias moteris, supranti, kad ta moteris praradusi savo esybę yra, ne? Kur jau į save nepanaši. Ir supranti, kas čia dar yra toksai dalykas. Aš pradžiai sakiau apie orumą, ne? Kad tai yra jaunoms, žinai, kaip čia yra, jaunoms yra bižuterija. Nes jos deimantų nesupras. Tam, kad tu tą deimantą padarytum, jis turi, žinai, būti ir ta prasme, jis turi praeiti procesą. Tai moteris kem 5 plus 50, jau čia, žinai, yra apie tą, pagaliau, tą deimantą, ne? Ir čia žiūrėkit, tas dalykas, kai yra labai baisu
baisu, ar ne, vat, priimti save tokią, nu, ten daugiau žilų plaukų, nu, tu čia supranti raukšlių daugiau, nu, čia dėmė ant veido, pigmentinė taip atsirado, nu, čia taip panaip, supranti. Ok, tada kas vyksta? Nes irgi, žinai, čia vat, labai įdomiai kūnas, kas vyksta. Kai moteris pradeda norėti vat, labai stipriai, ar ne, vat, tas išlikti arba tokia jauna, arba imituoti tą savo jaunystę, žinai, vat būti, nu aš dabar tai noriu būti tokia, bet nu gerai, 3-5, supranti. Ką daro nervų sistema, nu ta prasme, pasąmonėje realiai įsijungia labai stipri baimė, supranti, išlikimo baimė, nes vadinasi, jeigu aš nebūsiu, vat tokia nepateisinsiu lūkesčių, mane atstums, išmes iš genties, supranti. Ir tada, žiūrėk, tada vat, kas vyksta, labai įdomu, kad tada mūsų, ar ne, įsijungia simpatinė sistema, kovok arba bėk, tas pats režimas, ir čia atsiranda chroniškai, ar ne, chroniškai kortizolis, chroniškai veido mimika tampa įtempta, ar ne, suraukta, žandikaulis susispaudžia, kiek moterims labai daug va čia su šituo reikalu susijungia. Čia susispaudžia moteris, va čia kai čia susispaudžia dubuo ir visa moteriška energija užsirakina. Prasme, tiesiog užsirakina, ne? Tada judesiai praranda plastiškumą. Balsas užkyla į tokį, supranti, tokį, nu, aukštesnį, tokį tembrą, tokį, žinai, kaip būna moteris, kai atrodo, o tas... Jo, toksai kniaukiantis. Oh my God. Ir moteris turi tada pastoviai gintis, ar ne, jinai teisinasi ir ginasi. Nes va tas, ir tada, žinai, atsakas iš pasaulio, aplinka, ir čia beje moksliškai yra, žinai, patvirtinta, kad aplinka nuskaito ne va tą imituotą jaunystę, o chronišką įtampą ir nepasitikėjimą. Ir tu gali būti, žinai, siūlais išsitempus, ten prisidarius, ten, kad ne vienos raukšlės nebūtų, ten, nu, vis, aš, žinai, aš net nežinau, kiek ten tų yra, bet, nu, šitas rytis klesti, ne, dėl to, kad moteris bijo pasenti, ne? Bet ten, va, tas, va, įtampa, ar ne, įtampa, moters kūne yra įtampa ir nepasitikėjimas, va, tas desperatiškas noras, ar ne, išlikti jaunai. Ir dabar žiūrėk, ne, va, tas brandi moteris yra ta, kuri per neurobiologiškai, ar ne, va, per neuro visus tos signalus, ji spinduliuoja tiesiog kitus dalykus. Ir tai yra magnetizmas, ir tai yra charizma. Kaip jie išsispinduliuoja, žinai, va, techniškai, jeigu žiūrim, moksliškai, beje, va, ta spinduliacija, va, šita vadinasi saugumo transliacija. Supranti, kaip gražiai, nu, ta prasme, realiai tai yra saugumo transliacija ir va tokio aukšto socialinio statuso transliacija, ne? Nes jį reikia pasiekti. Ir kai moteris priima savo amžių ir žino, nu, va ta pigmentinė dėmė, nu gerai, supranti, va tada buvo saulės gavau. Arba ten kažkoks reikalas. Nu, bet supranti, čia šitie raumenys jau susimetė. Nu gerai, daug ten visokių reikalų. Čia, žinai, aš irgi taip žiūriu, ten ir ten man. Nu, juok. Čia susilaista, na, 3, 4 ir galvoju, eikit jūs šiknu. Nu, dabar asmenys. Jo, bet aš žinau, kad mano šitos raukšlės tai yra iškvatojimo nuolatinio, supranti? Galvoju, aš tiesiog daugiau juoksiuos ir šitų raukšlių. Jo. Bet dabar, ar ne, kai pradedi priimti tą savo amžių, tos savo žilus plaukus, tos pačius, ar ne, besikeičiančias formas, atsiranda tas dalykas atsipalaidavimas, supranti? Atsiranda giliosios struktūros atsipalaiduoja, tada atsileidžia va šitas spazmas, raumenis ar neįtampa iš čia, nes nu vis tiek mes mimikuojam visą laiką. Ir va tada atsiranda ta spinduliacija. Kai moteris jaučiasi saugi, ne, ji jaučiasi užtikrinta, nes ten ir mūsų tas klajoklis nervas su tuo yra susijęs, ir hormonai yra susiję, ir nervų sistema yra susiję. Va tada, ar ne, moteris moka ir nurimti, ir atsipalaiduoti, ir giliau kvėpuoti, ir nėra to tokio streso, kad aš visą laiką, žinai, pakelti pečiai ir panašiai.
ji tada gali būti savo galioje, tokioje ramioje galioje, supranti, ta moteriška magnetizme ir charizme, nes, suprandamgi, kad jaunoms, kai jos gali imituoti, bet nepasieks to. Supranti, ir tada, kai žiūrim, žinai, pavyzdžiui, man tokios gražios tos ir aktorės, kur dabar ta velnis Dėvė Prada ar ne šitą Meryl Streep. Aš žiūriu ir galvoju, kokio grožio moteris. Kaip tose raukšlėse, kaip ten viskas yra įrašyta jos gyvenimo istorija. Aš galvoju, ir aš taip noriu. Supranti? Ir čia, žinai, man ir čia okei, ir visur okei. Kartais būna, aišku, aš nieko nesakau, kad kartais tikrai būna ir genetiškai ten jau, labai kartais tikrai moteris pasensta, staigiai būna senėjimų tokie sumačius. Aš kartais galvoju, kad visai nieko tokio, jeigu jos ten ir pasidaro, bet tik dėl savęs. Tik dėl savęs. Ne dėl to, kad aš visą laiką sakydavau irgi, jeigu tu jau žiūri ir tai tave jau erzina metai laiko, jau tu nei vieno neklausai, tau, tai sakau, viskas okei, ir darykite, bet jeigu iš baimės pasenti, tai tada ir dėl to matyti, žinai, žmonės, tos moteris labai labai tokios, žinai, labai dažnai yra ta pozicija užtemta, užspaustas tas kaklas, užspausti tie pečiai, tiesiog atsisėsti lengvai, išsitiesti ir pabūti, ir yra reikalų, čia jau beveik gaunasi sunkus pratimas. Tai tikrai taip. Jau kad atsisėsti tiesiai ir pabūti tiesiai, jau stresas, žinai, o kaip dabar čia, nes aš visą laiką taip, man taip patogu, o pabūkim taip, nepatogu, žinai, yra nepatogu. Taip, tikrai sutinku su tuo. O sakyk, Milda, ar daug klienčių ateina pas tave su tokia savivertės problema? Kaip ta meilė po 50? Kaip tas, ar yra tokių žmonių, kur nori gyventi, o jau bijo begyventi, žinai, nebetiki, kad jau įmanoma gyventi, žinai, ir sako, geriau bus taip, kaip yra, bet nekeisiu, nes jau ir per sena, bet nelaiminga, bet vis tiek nekeisiu nieko. Koks tavo požiūris aplamai yra? Belė kaip, bet saugiai, ar vis tik tai aš keičiu, nors ir nežinau į ką, bet išsivaduoju iš tų pančių, iš nelaimingo gyvenimo. Sau nemeluodama, kad jis laimingas. Jūs iš tikrųjų nelaimingas. Aš esu už tai, kad gyventi laimingą gyvenimą. Aš tiesiog esu už tai. Aš suprantu lygiai taip pat, kad santykiai jie būna kaip projektas, trunka, pavyzdžiui, tik tai tiek laiko. Ir žinai, vėlgi tokie, žinai, labai įdomus stebėjimai ir patyrimai yra, kai moteris ten galvoja, kad oi, čia nėra vyresnių vyrų, ar ten, oi, čia dabar viskas, dabar su šito. Aš galvoju, kada vyksta daugiausiai skyrybų? 5. Ta prasme, preliminariai čia, šitas amžius. Taip. Ir čia yra ir tų vyrų, ir tų moterų. Visko čia yra, supranti, visata gausi. Labai gausi. Čia tikrai tiek daugiau negu ten 35, žinai, dar daugiau čia yra, man atrodo. Taip, ir aš už tai, kad, supranti, mums santykiai yra duodami, irgi mes galime santykius žiūrėti iš vartotojiškos pozicijos, pavartojau ir išspjoviau, ar ne? Bet santykiai yra mums skirti augimui. Ta prasme, realiai santykiai yra duoti mums patirti savo skausmo taškus, kad pas mus įsijungtų vidinė torpeda, nes niekas kitas tų taškų taip neišjudins kaip partneris arba partneris. Niekas, supranti? Tokia, žinai, kaip taškinis masažas, kur darai ten ant sėdmens ir tas būna toks taškas, toks kaip užsipė. Tai partneris mums yra apie tai, bet aš visada apie tai, kad mes sutinkam tik tai tuos, kuriuos galim sutikti ir mes pradirbam su jais, tai kad jeigu pradirbam tai, ką turim, ar ne pradirbti, o jeigu nepradirbam, toliau tai kartosis. Tai ir kartosis, jo. Taip. Ir iš to kartojimosi, ką dažniausiai ir girdi, žinai,
kad nėra normalių vyrų arba nėra ir net normalių moterų ir žmonės į tą baimę krenta, bet retai kas pasako, bet tai aš čia neatidirbau savo namų darbą. Ir tada aš geriau būsiu viena ir turėsiu tą vadinamą savo ramybę. Nu, labai dažnos tokios frazės, ypač moterų po 50, po 60. Aišku, ir tai viskas yra ok, nes iš vienos pusės tikrai yra labai labai sunku, jeigu tavo partneris neina į tą patį su tavim. Nu, tikrai būna kartais tiesiog, kad ir nėra lengva, bet aš iš savo patirties geriau aš pasėdėjau 12 metų viena ir dirbau su savim ilgai nuobodžiai ir jau kai nusprendžiau, kad jau viena nebenoriu būti, vėlgi nepasirašiau ant pirmo pasitaikiusio, nors ir atrodė gražus, žavingas, turtingas, laimingas, bet išsidedi savo prioritetus ir griežtai jų laikaisi. Ir tada aš atsimenu, sakydavau savo draugiam, žinokit, kaip lengva yra. Kaip lengva rinktis partnerį, jeigu tu nenukrypsti nuo savo sąrašiuko. Tu tiesiog nebesuki savo galvos ir tu žinai, kad o gal pasikeis, o gal, čia dabar taip, ne, ir aš sakau irgi moterim, susidėkit iki minimalių norų, kokių norit ir laikykitės to sąrašo ir būsite laiminga ir po 50, ir po 60 ir tas, būtent tas partneris ateis pas jūs. Aišku, nereiškia, kad čia, žinai, bus kaip per ledą, visur viskas yra, nes mes, kaip tu ir sakai, augom, vystomės ir mokomės. Bet meilė po 50 egzistuoja ir dar tai. Aš žinok, turiu tokių draugų, kur ten ir virš ir 70 egzistuoja. Ir aš žiūriu ir galvoju, o dievai, kaip gražu, supranti, ir tai yra... Yra tokia laisvė, tu esi laisvas mylėti, tu esi laisvas savo gyventi, tu esi laisvas vienas į kitą atsisukti, nebėra vaikų, nebėra tėvų jau dažniausiai tokiam amžiui. Nu tiesiog atrodo, mėgaukis to gyvenimo, atsverk vienas kitą, kartais, aišku, galim pasimėtyti bulvę, nes neįdomu visą laiką, jeigu taip jau vien... Faina, žinai, reikia to pipiriuko biškį. Jo, bet iš tikrųjų galima juokauti. Milda, tai dar kartą apibendrinant, nes mes einam į galą. Nu, palinkėk, pasakyk, tavo kaip psichologės, tikrai ekspertės tokios fainos. Pasakyk, kaip moterim nenusivilti po 50. Nežinau, ar čia patarimas, ar įsakymas, ar juokauju. Bet vis tik. Ne, žiūrėk, klausimas, kaip nenusivilti, yra labai įdomus, Jolanta, labai įdomus. Nes aš sakyčiau, netoks klausimas turėtų būti. Tai pasidaryk, koks klausimas. Nes nusivylimas, suprantate, iš kur, kada gimsta nusivylimas, kai mes turim lūkesčius ir idealus. Jeigu mes savo gyvenime suprantam, kad mažinam tos lūkesčius kitam žmogui, lūkesčius, žinai, tos tokius toksinius lūkesčius savo, aišku, kad mes turim, pavyzdžiui, savo standartą, savo normą, ar ne? Nu, ta prasme, čia ne apie tai, kad aš netikiu, kad žmogus gali gyventi be lūkesčių, bet aš žinai taip, aš turiu lūkestį savo normą, ar ne? Bet aš galiu tą normą ten kažkur niekam nesakyti užkelti ir tada aš labai nusiviliu arba aš nepranešti tam žmogui, žinai, kokią mano normą. Ir jis tada nežino. Tai lygiai taip pat kaip darbe yra susitarimai, žinai, ko darbuotojas tikisi iš darbdavio ir lygiai taip pat darbdavys, ko tikisi iš darbuotojo, tai partneriai turėtų susitarti. Ne? Nu, aš tave tikiuosi, čia man yra labai, kaip tu sakei, sąrašiukas, labai svarbus aspektai ir aš čia nėra derybų objektas. Arba mes susitarėm, aš turiu savo sąrašą, tu turi savo sąrašą, o visi kiti ten yra, žinai, lankstesni, kur galim pasidėrėti. Ne? Yra tokios lankstumo formos. O Milda, dar žiūrėk toksai, iš tikrųjų dar, dabar prisiminiau, atsiprašau, kad pertraukiau, bet ta baimė moterų, dažnai pas mus per Zoom treniruotės, per visur, aš turiu bėgti pas anūkus, pas vaikai, čia mane atvežė tos anūkus šeštadieniais, čia aš neturiu laiko pasportuoti. Ir netgi pasauliniu mastu, kai aš su moterimis dirbu, amerikonėmis,
Vat man reikia tuos vaikus, man reikia tuos anukus žiūrėti, man reikia, kaip aš to nepadarysiu, kaip tos baimės atsikratyti. Aš čia šitą tai matau tiesiog iš kartos į kartą, kaip man patinka, skaičiau apie prancūzės, jos anūkų nežiūri, joms anūkai atnešami valandai pasidžiaugti, pasibūti ir jos atiduoda jos neįsidarbina. Įdarbina vaikai auklės, o močiutės prancūzės jos pasimėgauja. Bet iš tikrųjų yra toks didelis dalykas, kad moteris sako, aš turiu eiti padėti. Aš taip, pavyzdžiui, žinai, aš irgi turiu 2 anūkės, ir ką, aš nieko neturiu. Aš nieko neturiu. Jo, ir kaip... Aš galiu pabūti tada, kiek aš noriu, jeigu paprašo, jeigu aš turiu laiko. Nes mano gyvenimas yra labai įdomus. Taip, aš tiek turiu reikalų, kad aš dar, žinai, tai tas dalykas, supranti? Tave į pirmą vietą. Jo, bet mes čia grįžtam prie savivertės, supranti? Tos savivertės, kuri yra paremta funkcija. Ar ne? Rolė. Moteris turi kažkam iš išorės tarnauti, tada jinai yra verta, kaip prižiūri anūkus. Ta prasme, o ką fantazijos trūksta, kad užsimti kažkuom, supranti, eit kažkokius tapyti dalykus, lygiai taip pat pasportuoti. Išeikit, kad nerastų jūsų tie vaikai su anūkais. Supranti? Kitos, jos sako, aš noriu, bet iš tikrųjų, kai kartais klausausi, aš tų tokių visokių... Atveš, paliks, atveš ir tas toksai baimė pasakyti, ne, iš tikrųjų, čia tokia, labai įdomus. Žinai, bet čia yra tas taip, tai yra baimė pasakyti, ne, tada mane vaikai nemylės, tada ten nedaug dievė ten kokią martelę nebeveš, arba ten supyks ir visa kita, žinai, prarasiu ryšį. Bet iš tiesų tai yra apie auklėjimo spragas labai didelės, ar ne? Nes vaikai nėra išmokyti gerbti kito žmogaus laiko ir erdvės. Vaikai nėra išmokyti atsiklausti, nes vaikai yra vartotojai ir jie iki šiol vartoja mamą, supranti? Kaip čia tarnaitė, jos tai nereikia atsiklausti, mamai tai nereikia atsiklausti. Vieną kartą ten, supranti, per šventės mamos dieną atvažiavau, bet ir tai dar mama apšokinėjo, mes pavartojom ir čia tokia yra norma. Tai man, žinai, toksai, tai palaukit, žmonės. Ta prasme, o jūs atsiklausat, mama, ar galiu dabar pas tave, mama, ar tu turi laiko, mama, ar tu nori ten kažkur tai pagulėti, tiesiog, supranti? Tai yra, ta elementari pagarba žmogui. Atsiklausti. Bet supranti, tai kas dabar tokius išaugino, supranti, kurie pašvilpia ir ten, žinai, straksim. Bet, žinai, to nematom, nepastebim. O vis kaltinam, vėlgi nesakom, žinai, aš čia nuo manęs viskas prasidėjo. Nes, žinai, vartotojus išauklėjom, tada būnam suvartojamos, tada pykstam, tai ką daryti. Jo, ir tas toksai susivartojimas, jisai didėja su amžiumi. Tai žiūrėk, Milda, mes jau eisim į pabaigą. Ir Jūs numeris 2. Nerealiai, man patinka Mildos energija ir tas toksai spyris iš šikna. Bet, kaip bebūtų, mielos moteris, vis tiek nebijokit statyti savęs į pirmą vietą. Ir nesvarbu, ar 50, ar 60. Ir pradėkit anksčiau tai daryti. Ir ypač nebijokit savęs statyti į pirmą vietą atsižvelgiant į vyrą, nes, vyras tai iš viso būna kaip dauguma moterų patarnautojas, yra pusryčiai, pietus, vakarienė ir pagal laiką. Tai žiūrėkite savo sveikatos ir savo gyvenimo, nes už savo sveikatą mes pačios atsakingos esame. O sveikata... Ir už laimę, ir už gyvenimą, už viską. O kada pradeda sveikata griūti, kai savęs nemylim? Jeigu pasakyti tiesiog 2 žodžiam, o į tą nemeilės frazę įeina tiek daug dalykų, gal kitą kartą pašnekėsim dar kartą. Tai kviečiu, mielos damos, pasiekti Mildą. O aš kviečiu Jolantą, kas iš mano auditorijos. Milda Sabienė, jinai turi ir Instagramą, žinokit, tiesiog fantastiniai dalykai, pasisemsite daug gerų psichologinių minčių, pamastyti apie ką yra. Ir netgi pas Mildą galima kursų įsigyti visokių, labai rekomenduoju tikrai. Milda, ačiū labai.
Dėkui tau, tai tu dabar tik tai nieko nespausk, aš spaudžiu mygtuką. Aš rankas pakėlusi. O paskui pasižiūrėsim, kaip ten išsidalinti tos Ir teisėjus. baigi transliaciją, tada bučkis. 50 plus, bet... Taip, tada gavom nuo komentaro, ačiū už nuogą tiesą, ačiū už įdomią, naudingą ir nuotaikingą paskaitą. Tai, mielosios, dėkoju, kad komentuojat, paliekat, dalinatės, mums tai yra labai svarbu. Jeigu jums atliepia ir turite įžvalgų, irgi dalinkitės. Jo, ir rašykite. Ačiū, Milda. Tuoj.